Nu štai, vadina, norėjau parodyti kvadrokopterį. Kokį skonstravom kvadrokopterį. Video fotografijai iš dangaus, iš paukščio skrydžio. Na, viskas irgi pigiai, paprastai. Rėmas padarytas iš aliuminio juostelių, kur pilnas parduotuvės, galite susipjaustyti. Čia yra standartinis GoPro gimbalas. Čia tvirtinasi GoPro kamera. Štai uždėjau profsaverius dabar, kad nebenulaužyt propelerių, nes pasitaiko, kaip neteisingai leidžiantis ar ką kliūda žemė, nulaužiami. Tai tabo valdymas 7. Naudoju kvadrokopterio kontrolerį FI90Q. Pakankamai gerai veikiantis, gana stabilus ir nebrangus. Taip pat naudojamas videokameros gimbalų valdymas. Taip pat FI30. Tai yra irgi su giroskopais, su viskuo. Akumuliatorius ir viskas yra pavapačiu. 5000 mAh naudojamas. Skraido kokį 15 minučių. Buvau naudojęs 3000, bet to neužtenka. Reikia vis dėlto galingesnio akumuliatorių, norint, kad vieno krovimų ilgiau skraidyti. Greičio regai. Aukšta dažniai. Nebe 50 Hz, o 400 Hz. Tai va, viskas irgi paprastai stovi. Labai svarbus irgi dalykas. Tai baterijos indikatorius, kuris surėkia, kada pradeda cypsėti, kada baterija baigia sekti. Nes likus kažkodėl su šituo valdymu likus labai mažai baterijos, kada jau prie galo kažkodėl tai atjungiamas vienas variklis. Nesuprantu, ir kvadrokopteris tiesiog krenta žemyn. Tai užtat įsidėjau šitą pipsiuką, kad žinoti, kada vienu žodžiu baterija įsikrauna ir saugiai nuleisti. Įsijungimas labai paprastas, akumuliatorius įsijungiame su šituo. Yra apačioj šviesos diodai, kur priekis, kur galas. Taip. Žiūrėkite gimbalą, kaip gražiai dirba. Štai prašau. Labai gražiai dirbantis, labai stabiliai dirbantis. Čia yra video pajungimas, tas laidas. Šiuo metu kamerą aš filmuoju su GoPro Hero 2 kamera, bet tas super daiktas. Nu va, štai koks kvadrokopteris surinktas.